Na ką, sveiki visi. Labai senai nesimatom. Kaip matot, vyksta šienapjūtė. Labai karšta šienapjūtė. Prasme, šiluminga mūsų vasara. Plius 30 šiandien buvo. Tai va, jau daug žolės, daug pjovimo, daug grėbimo, daug presavimo, daug vežimo. Dabar vežam rulonus. Yra vienas vakaras. Ir tai va, jos ilgą laiką nieko nedariau, nes ir dirbau, ir realiai dirbau, ir to noro biškai apmažėję buvo, nes kai tų darbų pilna, nei prie to kompo turi kada sėdėti, nei ką. Tai norėjau vis tiek kažką daryti, tai galvoju vis tiek kažką. Nebebandysiu meluoti vėl jums galbūt, kad vėl sugrįžtų, tai bus kaip bus, tikėkimės geriausio. Tai tikėkimės geriausio, o žodžiu, kad kai bus, tai bus. Tai va, pasikrausiu dabar vieną priekabą savo, tada pasikraunam 2 keturtonės, ir blokiruotės jums. Tai va, žodžiu, labai minkšta ir negalim čia priekabų palikti. Palieki ir iškart, blėt, sminga. Reikia kabintis ten plaukį ant kelio. Nes susmuks bus pizgėts. Viską vėl iškrauti reikėtų tada. O aš daryti nenoriu. Tai iš pas mums turi žiūrėti, tai aišku, daug jaučiu laukų, taip yra, kad turi žiūrėti laukus, kur aukštesnė biški žemė. Tarasme, lygis. Čia, kur į žemiau įsivarė, pasitarė priekabą ir nebeišvažiavai. Tai va. Susimetam, čia galimai, jo, čia 3 reisai, dar kažką tilps 3 reisus, nes kaip matau daug krauti neim. Ta prasme, kad pajėgus traktorius būtų, ta prasme, jie biškiai lengvuoki iš tikrųjų tie traktoriai, jeigu norim mes taip tas fūrinės išstampyti iš tokių laukų, tai jo, ganėtinai gal ne tiek, kad galingesnio galingumo jam kaip ir užtenka, bet to svorio lengvi tie mūsų traktoriukai. Žinot, kai lengvas yra ir svorio neturi, tai taip ir yra. Nu ką, kita diena, nors jau 3 gal diena. Žodžiu, jo, kraunu rulonus, tas pats laukas, iš ten išvežiam.
Aišku, kaip visada, be nuotykių neišeina. Kasdienybė. Jo, dar viena pamoka, kad jo, va taip ir yra, pradėjau savo kraut, susikroviau. Biški, viršų buvau palikęs, dar nesusikrovęs. Tai atvažiavo kitas traktorius, pradėjau jam sukrovau. Ir, nu, negali ilgai palikti, va. Palieki, nepadempęs ką. Čia net neatrodo daug, bet tiesiog nepatraukė, žinai. O, padangas susmeng. Taip jau priekį nusimečiau. Nepadėti, reiks dar vieną. Dar biškį jaučiu nukraut. Bet šniūrai ką turiu, tai gal ištempsim. Ir va kaip tokie ir blogai dalykai. Nes paskui reikia vėl pjauti. Griebti, presuoti ir truks reikia užlyginti, nes nu, paskui traktorių neišsėdė. Sunkūs rulonai. Padangas munk. Žemė tokia neatrodonai šlapia, bet realiai ir šlapia. Tai va, žodžiu, mėginu dar biškį nukraut. Nei ką. Turim šniūrą, tempsim lauk. Laiko neturiu, tikrai norėčiau kažkokį farmingą streamukas susukti ar kažką, nu bet supraskit, ir mane šitie sezonai, kai prasideda, tai nu, išvažiuoji, ten darai nukarį, paskui vakarė jau grįžus, nebenori nei niekur, nei įeiti, nei kažką daryti. Bet ką padarysim? Kiekimės vėl sezono pabaigoje, galbūt bus laisviau, kažką paveiksim. Va, ir jokas, kai nenoriu aš palaidoti, nes man gan man patinka su jumis pabendrauti. Ir dėl to negali dažnai būti video, nes darbų pilna, bet vis kažką stengiuosi pafilmuoti, kažką.
kas gal pasikeitė, nors ten pagrindinį video, tai pakeičiau šiek tiek automobilį. Dėja, mano meilė 8. Nu, jau buvo labai daug reikalavo finansų, tai teko atsisveikint. Tai buvo, žodžiu, sudėžiau puliavimai, paskui varikliai, kompresija dingus iš kelių cilindrų, tai kaip ir žadėjau pasilikti dar kažką su jo gal daryt, bet jau nebeturiu nei laiką, nei to noriu, nei tų finansų jau investuoti jie, bet šiaip labai smagus automobilis buvo, labai atsidžiaugiau, atsivažinėjau su juo, labai geras experiences, aišku, daug nervų kainuodavo, nes reikėdavo ir suremontuoti ir prižiūrėti ir viską, nes senas, ganėtinai prabangus automobilis reikalauja finansų per didelę litražą. Tai dabar turiu, galbūt sakyčiau, biškį downgrade'as, bet Audi A4-6, bet quattro, aišku, nes aš toks vis tiek quattro fanas, kai esu. Man reikia, kad į 4 ratai važiuotų, nes aš kai žiemą pavažinėjau su kvadrinė, man dabar lipti į priekį ar jau labiau į galą, labai sunku persiorientuoti būtų. Bet, nes kadangi aš žinau, kad aš turiu 4 varomus ratus, ypač aš sakau, nežinau, kaip kiti važiuoja Audi, netgi su Marikai ar X-Drive ar kažkas, bet turbūt irgi geriau negu kažkokia atskira šis, būtent eksploatavimui, ta prasme, žiemą aš turiu minėti. Tai nežinau, bet sakau, jo pripratau, pavažinėjau, tai turi tą sukibimą, tai žvėriški automobiliai, tos sistemos žvėriški, gerai lipa. Jo, biškį nukrypo, bet A4-6 įdomesnių variklių, ne 1.9 standartinis Lietuvos ar 2.5, 3 litrai benzas, 102 kW, aišku, apdujinta. Nupirkau su biškį, su galvos tarpinės defektu. Biškį galvom buvo įtrūks, tiksliau, net netarpinės, bet vis tiek, suprantat, reikia kelt galvos, tai bet dabar viską suremontavau. Biškį ten ratukus užmečiau, taip minimaliai kažkokius ten tokius modifikacijos ratukai, paskui kas ten dar buvo. Biškį buferiuką pakeičiau. Vienas sparnas parūdėjęs, tai dabar nusipirkau naują, reikia nors padaryti. Tai ir mechanas svarbiausia. Galvoju, jeigu imtų tokią 3 litrę, tarsime, realiai kartingas, po 8 tai kartingas. Lupose benzo gerai, universalas. Biškį pamačiau, kad, nes turėjau prieš tai 2 sedanus, pažiūrėjau, kad man asmeniškai universalas praktiškiau, tikrai praktiškiau man asmeniškai, nes biškį daugiau vietos yra bagažinėje. Eina sėdynės užlenkt, pavyzdžiui, kažką pervežt ar kažką patogiau. Jo, biškį vietos galbūt salonė, negalbūt, biškis skiriasi. Tai va, bet šiaip smagus automobilis, pagal kas dabar viskas tvarkoja, važiuoja. Geriausiai yra priežiūra, žvakės tepalus keisti laiku ir filtrus ir, manau, bėdų neturėsiu. Tai va, dabar biškį norėčiau dar išmetimą kažką minimaliai papurt, nes mėgstu aš, ypač benzinukai pamurkė. Smagu yra tokie dalykai. Bet jo, čia biškį pasikrovėm. Dabar reikės dar persitam biškį kitą laukį, čia liko tų rulonų. Liko kažkiek. Nerizikuoju, iškart jungiam kuo mažiau prasikast. Dipą parakinam. Aišku, aš
kaip Lietuvos krepšinio ir aplamai sporto visokio fanas, tai pasijungiu podcastėlį. Jo, įsėdau konkrečiai. Ir tai ant kalno pasistačiau vis tiek. Išsivilksiu aš jie biškį toliau. Atsikabinau, nes čia be šansų jau man buvo išvažiuot.